Mūsų įmonė Vėtrangė jau yra 30 metų, bet mes gyvenime turėjom idėją dar, kad kažkada Linkuvoje reikėtų padaryti tiesiog tokią užeigėlę, kavinukę, kad kiekvienas ir savas, ir atvažiavęs svečias galėtų užeiti, paskanauti kavos, pabendrauti ir paragauti mūsų gaminamų gaminių. Šita idėja jau buvo kažkur prieš 20 metų, bet kadangi Linkuva yra urbanistinis miestelis, tai čia mums nelabai sekėsi ją įgyvendinti. Bet, kai sakau, viltis žūsta paskutinė. Taigi atidirbę 30 metų savo versle, vis dėlto norėjom visą šitą įvykdyti. Tai ir ėmėmės darbo. Pirmiausia, kreipėmės į Pakruojo VVG, kad mums padėtų kažkaip bandyti parašyti projektą ir kad kažkiek savo lėšų įdėtume ir galėtume padaryti šitą darbą. Ir iš tikrųjų visą tai mums neblogai sekėsi. Pirmiausia, sutikome geranorišką VVG visą dirbančių žmonių ten grupę, kuriai vadovauja direktorė Marija Žiubrienė. Apsikalbėjome ir su jų patarimais ir pagalba ėmėmės šito darbo. Iš tikrųjų, pradžia buvo labai sunki, visko buvo, jau norėjosi ir rankas nuleisti, ir ašarų buvo, nes, kaip pasakyti, įvykdyti šitą projektą tokiam miestelio centre yra visiškai nepaprasta, reikalavimai didžiuliai, iš urbanistinės pusės buvo reikalingi įvairūs projektai, išžvalgyti visą žemę, teritoriją, vienu žodžiu, jau sviro rankos ir norėjosi tiesiog nieko nebedaryti. Bet kažkaip vėl iš šono visų įkvėpiami, šeimos įkvėpiama, ėmėmės darbo toliau. Jau daugiau negu 6 mėnesiai mes čia dirbam, nesutikom piktų žmonių, nesutikom negerų, visi palinkėjo laimės, sėkmės ir sakė, kad jums seksis. Tuo ir džiaugiamės iš tikrųjų šiandieną ir galvojame į ateitį, kad tiesiog seksis.